Vaiva, aš noriu pacituoti. Nepaisant visų praradimų ir skausmingų išgyvenimų, esu optimistė. Taip. Čia apie jūs, ne? Čia turbūt giminiai mano daug optimizmo yra, ir tėvelis turėjo, ir mamytė, ir aš manau, be optimizmo sunku žmogui gyventi. Bet turbūt kartais taip atrodo, kad žmonės, galvodami apie kino žmonės, apie aktorius, nežinau, kažkokius įžymybės, ar tai būtų politikus, jie mąsto apie juos kaip apie ypatingai sėkmingus, kad lygu sėkmingas. Jau jeigu vaidenasi kažkur tai ir kine, ir juokis, ir šypsosi, ir visa kita, tai visas gyvenimas yra, taip rožėm klotas. Dažniausiai sutapatina su tavo vaidmenim, kuriuos vaidinai. O šiaip tai aš nemėgdavau skūstis, nes ir taip visiems labai sunku ir kam kaip lengviau. Jeigu jis tame mato kažkokį, kad jie moka taip ir gyvena taip. O iš tikrųjų, tai atvirai susitikimuose aš papasakoju, kaip mes ir gyvenam, kaip mes lygiai taip pat jaunystėje, kad pasipuošti ir megzdavom, ir siūti išmokau, ir dukrytėjai net išleistuvėm pasiuvau suknelę. O kai reikėdavo važiuoti į festivalius ar kažkur atstovauti Lietuvą, turėjau labai gerų draugų ir turiu, kurie mane ir papuošdavo, ir kur nustebindavom net savo dačkinėm suknelėm, kaip Ramūnės Rinkevičienės fantastika, čia Našlaitė ten. Fantastika, Dievas duoda draugų, tai daug ką turi ir turi pasitikėjimą ir džiaugsmą. O optimizmas visur padeda, ne tik tai, kad, aišku, tai aktoriai išgyvena gal jautrus labai žmonės ir, ta prasme, emocingi. Empatiški. Tokia jau profesija, kad turi viską sugerti, o paskui iš savęs kažką tai per personažą išsakyti. Bet jeigu neturėtum optimizmo, taigi buvo visokių ir šitiek metų išdirbus ir jau buvau, kaip jau sakant, ir pažįstama, ir mylima, ir staiga netekau darbo, likau su 15 000 talonų, reikėjo kažkaip tai. Vėlgi atsirado gerų žmonių, vėl sukūrėm, pakvietė į Vaidilą, vėl susikūrėm savo Vaidilos teatrą ir taip visą laiką tikėjau, kad ne, čia ne viskas, aš grįšiu į savo teatrą, nes aš plytas nešiojau, kai statė tą teatrą. Žodžiu, taip ir atsitiko. Ir jau kiek metų sugrįžau ir džiaugiuosi, ir darbų turėjau, kol remonto nebuvo, aišku. Dabar. Mes irgi labai džiaugiamės kiekvieną jūsų vaidmenių teatre, dar kažkuom ir kiekvieną jūsų gyvenimo tokiu, nežinau, kažkokia nauja pakopa. Bet, Vaiva, jeigu būtų taip, kad mes kalbėtumėm apie tą situaciją, kuomet prarado darbą, aš galvoju, ko tokie dalykai moko? Žinot, tai rūdina, tai yra turbūt pamoka, kai viskas labai lengvai, tai buvo atseit. Lengvai iš tikrųjų, įstojau į teatrą iškart, kiną iškart, viskas taip, olelia. Gerai mokėtės? Gerai mokiausi. Aš muzikos mokyklai. Muzikos mokyklai? Taip, lankiau. Dainavimą? Ne, fortepijoną. Kiekvienam bet tiek ir atsimenu. Dabar kažkaip tinginė matyti čia. Tai viskas atrodo lengvai klojasi? Viskas atrodė taip ir staiga likimas tau davė kitą išgyvenimą. O kaip tu čia išbrisi? Nepasakyčiau tai, kad lengva ir kad taip viskas praeina. Kiek tu sakytum, kiek optimizmo, bet kai lieki vienas su savo tą nuoskaudą baisę ar kažkuo, tai reikia išgyventi. Reikia išgyventi ir turėti motivaciją. Kadangi aš labai myliu, nors ir jau jie anapilį savo tėvelius ir aišku, dukrą ir dabar jau ir anūkų pulką, bet tuomet aš pagalvojau, taigi jiem labiau skauda, kai jie matys mane nuliūdusią. Ar matys mane pergyvenančią, nes jie tuo metu nieko man negali padėti, tik tai, kažkuo tai reiškia, ar išvežti gamtą, ar pavaišinti skaniais pietumis pakviesti. Tai aš taip, kažkaip pagalvojau, kad iš tikrųjų neturiu teisės taip nugrimst, o reikia stiebtis. Ir iš tikrųjų viskas taip kažkaip klostėsi.
Ir tam Vaidilos teatre toks naujas pažinimas, vaidinimas prie staliukų. Bet kažkaip tai visur gyvenime nieko atsitiktinio nėra. Tame teatre aš po nuoskaudos didelės, paskui 50-metį ten švenčiau ir dabar savo jubiliejinį 75-metį atšvenčiau Vaidilos teatre. Visai taip kažkaip nieks net nesuvedė tų reikalų. Mat, gal žinot, kai ir paskuigi prisideda viskas. Gyvenimas lygiai taip pat, kaip ir tikriausiai pas kiekvieną moterį, vieną daugiau, kitą mažiau. Didžiulis džiaugsmas, jeigu iškart suranda antrą pusę, kuri tave palaiko, kuri tave supranta, kuri tave pagodžia, kai tau reikia, taip jau, kai nieks nematytų tik artimiausiam žmogui. Buvo tokių periodų, aišku, bet aš neturėjau tokio draugo, nes matyt, mano populiarumas tam labai kliudė. Vyrai nemėgsta, aš tik jums pasakysiu, vyrai nemėgsta būti žmonos vyrais. Jie turi būti vyrai, o po to jau ten. Nors ir, bet čia toks lakmuso popierėlis, jeigu atsitinka vyras, kuriam tinka toks variantas, aiškiai, tu pataikiai. O Dieve, tai čia stebu, ten iš ten atsiųsta, tiesiog man, matyt, per daug, kine buvo tų gražių vyrų visų, kur visi užnekėjo, oi, tai čia Adomaitis vyras, tai čia Tomkus vyras, tai čia taigi nuo Sabulio pagimdė, troleibuse vežu sesers dukrą, tikrai panašiai į Sabulį. Tai reiškia, tokia mažutė dar. Sako, taigi pažiūrėjai, kopija Sabulis, ką aš tau sakiau, taigi va, po 9 nuopolio ratų, tai va, ir pasiekmi. Sakau, gal taip ir tos ir negeros mintys moterų taip paveikė. Bet iš tikrųjų sakote, kad tai vis dėlto kuria kažkokią vienatvę. Tu, būdamas minioje žmonių, tu jautiesi permatomas, perregimas, suskaičiuotas, įvertintas, apkalbėtas. Nuo pat pirmo filmo. Ir reikia labai kažkaip savyje, ačiū Dievui, kažkaip nesusirgau žvaigždžių liga. Akivaizdu. Tikrai ne. Čia aš dėkinga savo mamytei daugiausia, nes jis su mumis praleido daugiausia laiko, tėvelis darbuose, bet ir jis taip pat visą palaikydavo. Jeigu kas, klausk mamytės, o paskui jau jo nuomonė. Tai ir iš ties, sakau, mano močiutytė labai buvo išmintinga. Mamytės mama, kuri ir Dovilę augino, ir moteris, kuri kažkaip išgirdus, tavo anūkė, tai graži, tai katragi, tai kaipgi, taigi Vidutė, nes mane pirmu vardu vadino Rokiškėnai. Tai ateina močiutė ir aš išgirdau, reiškia, einu tokia jau, aš jau čia graži. O močiutė pasitodė, sako, vaikelių, tai grožisgi ne tavo nuopelnas. Taigi tėvelis ir mamytė tau šitų davė. Aš žinai, ką šiandienai nindėsi, ką žmonėm atiduosi, pikta nebūsi. Va čia tave mylės už tai žmonės. Kažkaip va šituo palaiminimu ir gyvenau. Ir iš tikrųjų tai nuostabu, kai tu esi sukaupęs tiek meilės ir ją gali išdalinti. O bet laikas, ir aš galvoju, vis dėlto mes galim, nežinau, gal ir pakalbėti apie tai, nes vis tik tai irgi turbūt yra tam tikro amžiaus žmonės, kurios tai liečia vienu ar kitų periodų ligos. O taip. Jos atsitinka kartais turbūt dar ir dėl to, kad mūsų tie išgyvenimai, tos mūsų emocijos, mes jų neturim kur padėti. Taip. Mes teigiamas emocijos kažkaip mokam, o neigiamas. Ir, čia tik spėjimas, tiesa. Bet sako, kad vis dėlto tos autoimuninės lygos yra tų išgyvenimų pasiekmė. Niekas nepraeina veltui. Niekas. Anksčiau ar vėliau visą tai iškyla ir iškyla tokiu momentu, kai jau tu atrodo lyg ir gali jau kvėpuoti antrą kvėpavimą ir pats tau diagnozė. Gal kartais netgi kaip tik taip ir yra tas vadinamas atokus poveikis, kada trauma, stresas, lėtinis ar dar kažkas išgyvenimai ateina tada, kai tu jau pagaliau atrodo kvėpi orų. Taip, tai visada taip būna, kai kažkaip taip, man bent taip. O iš ties, tai aš kai šitą suvokiau, aišku, čia baisus nuosprendis,
Bet turėjau labai greitai draugai mane kažkaip tai ir draugės, kurios greit, kad aš nepajusčiau to ilgo laukimo operacijai, kai jau nusprendė, aš laikę savaitės buvau ir paskui suvokiau, kad reikės man daug iškentėti, pasakė. Chemija, tie visi švytinimai ir taip toliau. Tai aš pagalvojau, bet niekas daugiau negalės padėti, va čia turėsiu tik aš. Čia būsiu aš. Čia būsiu aš ir aš šitą laikotarpį turiu išgyventi ir turiu nepasiduoti. Nes vėlgi, mamytei nesakyta, kad aš operavau. Ten geri žurnalistai atspausdino, jinai šliauždama nuėjo į kioską, nusipirko laikraštį ir buvo jai greitąją išvežė, nes buvo... Taip. Ojej. Čia buvo tas periodas, bet tai va, supratau, kad mano tėveliai jau seniai ir kaipgi dabar, aš vyriausia, aš juos turiu, kaip sako, šienavot, tai aš neturiu teisės. Jau ir paskui aš kažkaip tikrai išgyvenau visą tai ir man profesorius Ostapenko sakė, šaunuolė, sako, mes netikėjom, nes galvom, jau aktorė, čia bus emocijų, čia ką. Sako, veža į operacinę, ant stalo guli, jinai kažką tai aiškina, ten vos ne anekdotą. Sako, pagalvojau, ar ji nesuvokė, kas tos... Neadekvati, žodžiu. Tai va, taip ir buvo. O Vaiva, iš tikrųjų, aš dabar galvoju, va taip, iš tikrųjų, nepaprasto grožio moteris, tokia visiems žinoma, visiems atpažįstama. Ir liga, ar dar labiau neatitolina, tai va, kaip sakėt, kažkokie žurnalistai ėmė ir parašė. Ir visą laiką, net ir tuo momentu, tu negali likti vienas. Taip. Ir taip išsilaižyti, kad va, atsirastumėj vėl tokia... Čia neįmanoma, čia kaip Regimantas Adomaitis sakė, kad aš po velnio nuotakos turėčiau ir salą, ir lėktuvą. Aš neturėjau nei salos, nei lėktuvo pačiam centre, kai jau... Aš nežinau, aš tik tai kažkaip atsirado toks kitom padėti. Nes aš, kai nueidavau, ten dažnai reikia paskui lankytis, apsilankyti ir ta šukuosena mano buvo be plaukų, nulinė, kaip vadinasi. Na ir moterys ten skarutėm apsiraišėjusios, viską sakau, mielosios. Nereikia, taigi jūsų labai forma graži. Tegu kvėpuoja greičiau plaukai ataugs, sakau, va, pažiūrėkit jau garbaniukai, jau. Žodžiu, ir visom labai, o kaip ten, žinot, kai daktarai sako, ar kas, bet kai tas pažįstamas, kaip jūs sakėt, žmogus ir pasakoja, tai jom kitas jis, sakau, tik tai tikėkit ir melskitės. Labai malda man padėjo. Aš tada tikrai labai sustiprinau savo tikėjimą ir pajutau, kad man tai padeda labai. Vaiva, o kai mes dabar kalbam apie tos žmonės, kurie yra vyresnio amžiaus ir, žinot, iš tikrųjų kartais, va, irgi aš netgi esu girdėjus tokį skaičių straipsnį apie tai, kad sergantys vėžių žmonės, jie nori išsikalbėti ir gali būti, kad jie tampa sudėtingi, sakykime, ir kad artimiesiems. Ir būna atvirkščiai, kad žmonės, ir lygiai taip pat vyresnių žmonių yra, kurie skambina į sidabrinę liniją ir sako, kam čia įdomios mano problemos, nenoriu aš to kam nors užkrauti. Ir kaip pasakyti, kad va, tas dalinimasis, tai nėra nei našta, nei kažkoks tai, nežinau, žmonėms, nei prievolė, bet taip jūs teisi, bet tada, kai jie paklausė, aš net, kažkaip tai, ir Biblija, jeigu tavęs neprašo padėti, stengiuosi anksčiau, būdavo, nereikia tos tavo pagalbos, pasirodo, net gerzina. O dabar aš, jau laikas išmintingesnė kažkokia tapau, ar kaip. Žodžiu, kai paklausė, o bet togi tai nepuoliai ten auditorijai. Aš tik tai onkologiniai, ta prasme, tos moterys, kurios laukdavom eilėje, ar ten prie kokios tai procedūros, ar tik tai tuo metu. O šiaip, iš tiesų, vat kas baisiausia yra, kiekvienam sulaukus brandaus amžiaus.
gyveno aktyvų gyvenimą, turėjo savo profesiją, buvo gerbiami, nesvarbu kokioj profesijai, bet jeigu jis dirbo pagal savo norą ir vaikystės svajonę, jie buvo be galo laimingi toj profesijai. Jie buvo reikalingi, svarbiausia. Ir staiga stop, pensija. Nu gerai, pasidžiaugsim, vat atliksim kažkokius darbus, vieną savaitę, kitą, o trečią. Tai va čia būtinai reikia surasti kažkokią motyvaciją. Čia, aš nežinau, dabar visur gali save investuoti ir yra žmonių, kurie net ir tokių, kaip sakau, anksčiau buvo būrelių, dabar reiškia studijos, kur tave ar ten kažką pamoko, ar susitinki, ar galų gale su savo draugėm artimesnį ryšį, kad ir telefonu, jeigu tau pasišneki. O čia tas pats, kas išpažintis. Ne kiekviena gali eiti, aš monsinjoro Vasiliausko sakau, nu, vat negaliu, sakau, aš kažkaip tų nuodėmių nepridariau tokių, kad, o žmogui vyrui dar gražiam pasižiūri per langelį, nu kažko pasakot, aš net nežinau ką. Jis man taip sako, vaikeli, nueik ir prie medžio, išsakyk, kas ant tavo širdies, ką ne taip gal padarei, gal pagalvojai ne taip. O dievulis taigi visur mato ir tau atleis. Tai kažkaip taip palengvino. Į bažnyčią nueinu, bet kažkaip vat, šito reikalo ir negaliu atlikti. Bet jeigu prie medžio puikiai sekasi, tai aš manau, kad čia yra pats geriausias būdas. Vaiva, o draugės? O vat pokalbiai su draugėmis. Oi, tai laimė, kai siunčia tau tokių draugių, kur gali kalbėti kaip su savim. Viską gali kalbėti. Viską. Ir tave supras. Ir nebus tokia, oi, man ten skauda, bet va tokia kažkokia panašia, kur ten iš tavo kokio, ar jau skausmo tokio nugaroj pasijuoki kažkokį vos ne anekdotą sugalvoji. Nu, žodžiu, abipusis toks būna vat, pokalbis ir tada iš tikrųjų palengvėja. O šiaip stengtis eiti pasivaikščioti. Turėt gyvuliuką. Dieve mano. Nu, jeigu negali labai išeiti su šuniuku daug kartų, nu, tiek reikia, jau paskui jau kokius 2 kart būtinai. Katytė. Kokios jos, kokie atsakai jos. Mano draugės, va, tos artimiausios turi. Arba katiną, arba šuniuką. Žodžiu, yra apie ką pakalbėti. Kaip katytė elgėsi, o kaip šuniukas elgėsi. Ir kaip, nu, ačiū Dievui, dar kažkaip, dar mes ir teatre vieną kitą. Tai vat ir noriu paklausti, nes galima užsidaryti savo rate. Šiaip dar toks, vat, grįšiu prie šito klausimo, bet kai vaidinote Jurgą, aš vis pasižiūriu ir mes vat, visiškai neseniai irgi pasižiūrėjom tą filmą nuostabų, kuris kažkoks tiesiog jis iš konteksto, jis nesenstantis. Jis kažkaip nesenstantis. Todėl, kad ten ne vien tik tai dėl Jurgos, bet tengi visas ansamblis koks. Ir visi mes nežinojom, kas tai yra miuziklas, kaip jį su kuo valgom. Ir visi po dalelytę kažką tai darėm, atnešėm ir Girdvainis amžinatilsį Gediminas kūrė scenas ir man teko ten prisidėti kažkur tai. Ir, žodžiu, buvo nu, tokia energetika gera. Ir taip visi ten stengiamės, aišku, nepersistengėm galbūt, nes Žebriūnas to neleistų, jis estetikas ir viską turėjo savo rankose ir savo valdoj. O kaip tada, kai buvote tokio amžiaus, tuo metu mąstėte apie tai, kada, nuo kokio amžiaus žmogus yra pagyvenęs, senas? Tada galvojate apie tai? Žinot, tai turbūt pagal žmogų, kaip jis jaučiasi, kaip jis... Bet va tada jaunystėje, kaip atrodė gyventi? Oi, tai visi, atsiprašau, amžinatilsį Bučieniai buvo 35 metai ir kaip jinai kažką tai ten tokio irgi nori tokios, nu, kam jai to reikia, nu, senėgi, tai, nu, kam jai tos kepuraitės tokios, numegs tokia pat kaip mano ten kažko. Taip, jaunystėje taigi visi atrodo. Ir atrodo, kad tas gyvenimas begalinis, tai tiesa? Žinoma. O su kiekvienais metais man jaunėja visi. Oi, ten pasako 70 metų, taigi jaunuolis dar. Tarp kitko, kaip čia pasakius,
vienu aspektu pajuntu, kad vat, turiu tiek metų, kai lipu iš savo senos statybos 4. aukštą, be lifto, nes lifto nėra. Tai va čia ir ant tam tikro pakopos, ko norėt, taip turi būti, užsiropščiu, o visi kalbėjo, gerai, tai tu gal nori pasikeisti kur nors ant žemės, sakau, labai norėjau ir viską dariau, visus honorarus sudegė, vadinasi, nelemta. Tai, žodžiu, tai sakau, gyvensiu čia, tiek gyvensiu, o jeigu jau nebenulipsiu, balkonėlis yra. Išnešiu kėdę, patsisėsiu ir savo. Žiūrėsiu gyvenimą. Ten vyksta gyvenimas, ten gyvenimas taip. Verda. Taip. Vaiva, o dabar grįšiu prie to savo prieš tai pradėto klausimo, kurio nepabaigiau, apie tai, kad ar užsidaryti savo rate vis dėlto tik tai su savo bendraamžiais, tik tai apie savo profesiją, apie savo ten galbūt ligas, bėdas, vis dėlto ką duoda bendravimas su jaunais žmonėmis? Jūs dabargi turite kolegų, kurie yra tikrai jauni žmonės. Ir iš tikrųjų labai mes ypatingai paskutiniam spektaklyje Oskaro Koršunovo liudijimuose, tai jaunos mergaitės, aš viena ten jau mama, babūnė, kaip save vadinu. Tai žodžiu, jos iš tikrųjų labai gražiai mes bendraujam, niekada po spektaklio nepalieka, visada mane lydi iki namų. Turint omeny, kad ten yra tiesiog metrais galima suskaičiuoti, kiek atstumas. Taip, bet vis tiek po spektaklio, bet čia pašnekam kažkaip taip. Aš labai juos myliu, man jauni žmonės gal todėl, kad anūkus labai myliu, aš juos suprantu labai ir vat jaučiu, kad ir jauni režisieriai kažkaip tie, kurie būna, su kuriais pakviečia. Nežinojau, kas tai yra performances. Žinojau maždaug ten, bet pati nedalyvavau. Ir kai režisierius Naubertas mane pakvietė, taip žiūriu gražiai, jis analizuoja tą pjesę, labai tokia augalų ir žmonių santykį su savimi ir kaip veikia augalai ir žmonės. Gerai, viskas tvarkoje, jau į studiją įrašėm visą mano vaidmenį, kiti reiškia kitą, duetų net nebuvo, ten tiesiog mano pamastymai buvo tokie monologai. Ir kai aš atėjau, Meko, tą studiją, namelis ten, kur tas yra, nieko nesupratau, sako, tai va čia ir bus. Tokie, man pasirodė kaip grabeliai. Bet gultai pasirodo, nedaug, buvo gal kokie 7. Ir atsiguliau, pradžiai, žinot, ant tokio siauro, tai kažkaip dar tilpo viskas, tik tai rankos kažkaip tai ten, ir prasidėjo ir įdomiai. Iš tikrųjų buvo įdomu klausytis viso dialogų tų, kur eina, bet paskui šviesos kažkaip tai blykčiojo, atsimenu režisieriaus tą reiškia, kad kai saulė žiūri ir paskui staigiai užsimerkia, kokie vaizdiniai. Tai maždaug tokie efektai išaugdavo jau ten mums gulintiems. Išgirdom garselį vieną. Bet, kai reikėjo man atsikelt, tai gerai, kad tarp tų gulinčių buvo pora vyrų, nes sunku buvo tiek išgulėjus ir nei pasiverst, nei šonu, žodžiu. Bet man patiko. Patiko. Naujos patirtys. Taip. Jie kitaip mąsto, jie kitokie. Tai žodžiu, tas neužsidarimas jisai duoda. Kur link aš kreipiu? Sidabrinė linija, ten yra įvairaus amžiaus žmonės, įvairių profesijų. Aš kažkaip galvoju, kaip atrasti tuos žmonėms žodžius, tiems vyresniems žmonėms. Kaip jiems pasakyti, kokiais žodžiais pasakyti, kad jie ryžtųsi skambinti. Nes ne visiems taip sekasi. Tai čia taip atskiras atvejis turbūt mano, nes dar profesija, dar ačiū Dievui, dar žingsnis. O iš tikrųjų, kurie nieko. Ir gal vaikų net neturi. Bet dažniausiai būna taip, kad ir vaikus turi ir labai vieniši. Per didžiausias šventes tik gal aplanko, gal pasikviečia. Teko girdėti. Tai aišku, ir tik tai tiek suprantu, kad prievarta nieko nepadarysi kitaip.
nu vis tiek yra kažkokių darbelių namuose netliktų, tai stalčiukai nesutvarkyti, tai kažkoks mezginiukas, jeigu rankytės ar akytės mato dar kažką. Nu kažkaip tai kabintis, nes nu gyvenimas yra vis tiek. Nu vis tiek čia gražiau, nes ten nežinom kas. Nu Dieve duok, jeigu žmogui duoda tiek, taigi čia ne mūsų, nei mes, kaip sako, atėjom į šį pasaulį savo norų, nei mes neturim teisės. O jeigu mes tikim, čia yra baisiausia nuodėmė pačiam išeit. Kažkaip. O ką duoda pokalbiai, ką duoda bendravimas? Pokalbiai duoda, žmogus išsisako, palengvėja. O ko eina į teatrą? Nu dabar netoks teatras, aišku, vad mano kartai, nu, jau Anapilį daug, jau aišku, mano žiūrovų ir partnerių. Bet tai būdavo spektakliai tokie psichologiniai, kurie galbūt daugeliu atsakydavo į jų gyvenimiškas problemas. Ir jie turėdavo apie ką pasišnekėti, vat bendradarbė, jeigu nueina, tai jiems dar kelias dienas buvo apie ką pakalbėti. Šitą dabar kitoks teatras, bet aš nesakau, kad jis, aišku, jis turi savo žiūrovą ir jaunimas be abejo tų spektaklių mūsų, galbūt jiems ir labai nuobodu būtų jau tie visi monologai išklausyti Ibseno ar ten Dostojevskio, ar čia, žinot, kiekvienas laikas turi savo. Bet ar yra žmonių, sakykime, jeigu kažkas pasakytų, tai aš esu nesvarbus. Aš esu nereikšmingas, aš esu niekas. Aš nenoriu nieko trukdyti. Aš esu senas ir niekam nebeįdomus. Ir aš galvoju, o ką duoda žmogui, kuris yra anapus laido? Aš turiu omeny pagalbos linijos, sidabrinės, nes paties įvairiausio amžiaus. Ir aš neseniai buvau jų susitikime. Jie visi kaip vienas tvirtina, kad jie labai daug gauna. Kad jie gauna atgailinio ryšio, kad tie vyresni žmonės, su kuriais kalbasi, jie nėra tie, kad jie patys, tas jaunimas, kuris šneka, jie nėra donorai, jie gauna. Čia yra apykaita. Taip, be abejo. Ir kaip įtikinti tą vyresnį žmogų, kad jis nėra našta, kad jis nėra neįdomus, kad jo gyvenimas ir jo jaunystė nėra praėję pro šalį. Ar kad jinai neįvykusi, kad nepavykusi, kad apie tai galima su kažkuo kalbėti ir tai kažkas išklausys ir gaus. Kaip trasti kultos žodžius? Tai čia didelė laimė yra, kad tos laidos atsirado, kur ir jaunimo laidos tokios buvo. Bet mano dukrytė ten kažkada tai irgi atsakinėdavo. Turite omenyje telefono, galimybę paskambinti telefonu? Taip, paskambinti ir tu savo problemą pasako, ne iš karto galbūt. Nes taip žmogus galbūt iš karto, o pokalbio, taip tu supranti, kas jam yra ir kaip kas atsitiko. Aišku, labai gerai, kad įvairių profesijų žmonės ten ateina kalbėti. Psichologai kalba, arba viena tokia, jam jau atsiprašau. Bet, diagnozė iškart. O čia tugi supranti, kad, tikrai, ir pats, ko gero, taip išgyvenai, bet, tiesiog, kažkaip tai, atėjo. Mėda Marčėnaitė, aš sako, kelkis, į laidą reikia, tai ir susiimi. O kaip kitaip, tai. O prieš tai niekam neįdomu, kas kaip, kur ką. Taip, kad vienintelė mano kora šunytė, tai viską mato, viską žino. Bet ir gerai. Ar tikrai žmogui, kitam uždėti savo? Juk ir taip kiekvienas nešam savo kryželį. Kiekvienas turim. Ir gal iš tikrųjų tavo problema yra tokia niekinė, palyginus su tuo, su kuo tu kalbėjai, ar bandai skūstis, ar ten ojojojojojoj. Bet juk galima norėti ir pasidžiaugti, pasidalinti džiaugsmu. Labai retai lietuviai mokam. Jau geriau kažką tai pamatysim, kažką blakstieną, ne ten ir jau tragedija, jau čia tai jau baisu. Žodžiu, yra žmonių, kurie tai, bet tai, aišku, tų tikrų, kaip aš sakau, per gyvenimą rodės, kad turėjau labai daug ir draugių, ir draugų, o paskui kaip rėtyje, tie išsisijojo ir liko grynuoliai. Ačiū Dievui. Kelios
bet labai labai tikros. Ir niekad nesijaučiu vieniša, nes jeigu ir jom, taip pat aš irgi visada puolu, ta prasme, ir visokią pagalbą. Ir net nebūtinai fiziškai, galima tiesiog telefonu. Taip, tik telefonu dabar, aišku, visos. Dažniausiai. Šiaip tai susitinkam, turim kažkokias tai tokias progas. Šalia bernelių užeiga, kur man labai patogu, užeinam cepelinų suvalgom. Paskui, nu tiek to, nu tai kam jau ten ta jau linija tokia, nugi yra tokių, kur tamposi. Nu. Žodžiu, tai va, bet kaip pagalvoju, nu šiandien irgi važiuojam, nu, kaip gražu saulė, tokią puokštę gražią padovanojot, gėlės. Tai čia su visą pasaka. Aš juntu. Labai labai ačiū tikrai yra. Ir jūsų laidos reikalingos labai. Labai reikalingos. Nes arba kurie dar sugeba televizorių, nebūtinagi žiūrėti, jeigu ką. Įsijungi ir klausai. Taip. Aš dažnai serialus tuos kitus taip, kad neatsilikčiau, nes mano draugės, kai kurios mėgsta, tai galvoju, nu visai būsiu žalia turkų serialo nemačius. Tai aš taip įsijungiu ir klausau.